Sveiki, 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 mieločiai. Sveiki sugrįžę, arba atvykę, nežinau, į mano žemynos naują video Mist serijų. Ilgiau Minecraft'o išlikimas su pusbroliu. Į ketvirtą dalį jau, ketvirta dalis. Ir žinot, ką aš supratau? Aš žaidžiu beveik kaip hardcore, nes aš nesu dar nekartą mirus tam serveriui. Ir kokie šiandien mano planai? Tai būtų ištyrinėti daugiau biškį pragarą, pažiūrėti, kas ten gero, nes praeitą kartą mes tik įkišom nusytę, pamatėm gestą pasienėm dūką mauką mane. Tai šį kartą man reiktų biškį labiau apsižiūrėti, nu aš norėčiau, nereiktų. Aš norėčiau daugiau apsižiūrėti, pažiūrėti, kas čia gero yra tam pragare. Gal netoli kur nors tą rasim Nether Fortressą, būtų labai gerai. Tai va, tai žiūrėsim. Ir taip pat pastatyti namą. Tai aš galvoju, pirmą lekiam į pragarą tada. Ok, labai jaučiuosi nesaugi. Čia būna daug skeletų ir daug gestų. Tu gal atipo aš ant salosius? Tu gal juokauji? Aš tiesiog ant milžiniškos salos. Kur dingo mano gyvybės? Nope! Aš nežinau, kur dingo mano gyvybės ir... Kodėl manęs neišleidžia, aktyviai išleido? Palaukit. O, gerai. Viskas, susitvarkiau. Atsirado. Dabar tai. Aš biškai pasiplavau, kokio aš namo norėčiau. Oi, kaip aš tingiu statytis. Pirmiausia, man reikės medžio, bet pirmiausia, dar labiau pirmiausia, man reikės išsigriauti vietą, kur jisai bus. Tai aš įsivaizduoju, kad... Čia galbūt? Žodžiu, dabar taip. Jeigu mes statytume čia lovą, ir čia būtų įėjimas, kadangi čia yra apsur kalnas, mes negalėtume palikti laiptais aukščiau, padaryti langą ir čia sumą, nežinau. Jo. Gerai, kol kas turim tiek, įsivaizduokit, čia bus kita lova. Labai graži lova, žinau, dėkui. Ir tada aš įsivaizduoju, kad čia galėtų būti duris į laiptus į chestrumą. Man reikia daugiau torčų. Ne daugiau, iš vis man reikia torčų. Naujas dėdė atėjo! Nu, ateik čia parodyk, ką turi. Bulvių? Oh my gosh, nuo kada jis už bulves duoda emeraldus? Kur? O šiaip kur? O kur mūsų praeitas dėdė dingo? Gerai, vis tiek daug man virvės. Dabar jau daryk kaip nori. Praeitas pasiliko čia pas mane gyventi, bet... Man atrodo, neišgyveno. Daryk kaip nori, žodžiu. Dabar klausinukas toks, kiek toli yra kalno išorė. Aš noriu būti su langu į lauką, ta prasme. Oh. Tolokai. Va čia va yra kalno išorė, jo. Palauk, aš turiu naują idėją. Jis mane labai greit idėjas keičias, žinau. Žodžiu, kokia mano idėja būtų, kad iki čia yra čestai, ir dar čia toks, labiau kaip tokia craftinimo stotis. Žodžiu, čia būtų krosnis, pažiūrėjom, kiek mes čia turim tos vietos. Gerai, nesvarbu. Tada čia, ant žemės pradžių būtų crafting table, ir čia kokie nors tie prietaisai, kurių man reikia. Gerai, tai va, tai kol kas tokius turim namo kontūrus, sakyčiau. Namo kontūrus turim. Dabar mums reikės daug medžio. Gal, o dabar įmam gastą su savim. Gerai, varom. Žiauriai greit varom. Bet jo, bet ten yra medžių ir mes varom dabar su gestu link medžių. Jo, palauk, tai... O gal tada ten tie medžiai? Aš atrodo per toli nuvariau. Jo, daug gerai. Bet tai greitas. Gerai. Dabar palauk. Nik neskris. Tai čia, va. Gerai, būk čia dabar. O aš einu gauti medį. Aš lovos nepasiėmiau. O naktis. Žinau, ką daryti. Ai, apsėsiu.
Žinokit, guys, čia kažkur bus lava pūlas. Va! Aš tiek laiko ieškau. Okei. Niekada nemačius tokio dalyko. Čia yra portalas. Širdis ką tik vos nesustojo. Apsiščiau zombį. Kaip čia romantiškai atrodo viskas, jeigu savo gerai mane šaudo. Tiek romantiškai da. Kodėl man ne vienas lanko dar neišmetė? Aš noriu lanko. Įkritau, skylės iš to, ir aš tai mirsiu. Vos nemiriau, gerai. Tai čia yra čestas kažkur? Yra, gerai, puiku. Visą piktą aš ją išsaugosiu, aš tik ją uždengsiu, kad man čia saugiau būtų. Gerai, pirmiausia, tai paimkim tave. O dabar reikia tave paimti, kažkaip nenusideginant su lava. Tik dėl šito... Ok, dėl šito bloko aukso paukojom 2 lavos dalykus. Ok. Gerai, varom gaspas. Nu, kur tu? Ateik. Palauk, mes virvę kažkur pametėm. Palauk. Ok, let's go dabar. Gerai. Ir susirenkam nuo visą medį, kurį aš turiu. Ir einam statyti. Nu va, turim dabar laiptus ir grindis. Aš nežinau, gal man vis dėlto mažinti per vieną. Taip, palik. Jo, gerai. Nu ne, man čia reikės žymiai daugiau medienos negu aš turiu. Aš galvoju, gal čia įmest biškį to paties dizaino kaip kitam serveriui, kurį mes žaidėm su Klevu. Nes kažkas man čia labai nepatinka. Nu nežinau, kad darysim tą patį dizainą, kaip ten dariau. Bet aš nežinau, ar čia tas pats tiks. Žinokit, gal visai jo. Gal beržą čia įdėti, nes aš turiu... Neturiu aš čia labai daug, bet nutila įvairumą. Aš žinau, man gal visai patinka. Čia kažko labai trūksta. O jeigu mes tiesiog uždėtume čia žolę. Aš nežinau, kaip dabar atrodo. Aš noriu, kad atrodo, kad mano namą pusiau valgo kalnus. Ir gal visai pavyko. Gerai, dabar toliau. Mano planai dėl lango. Nes aš žodžiu galvoju, nes čia palei šonus turėtų kliukai. Jeigu mes žiūrėtume langą, tai tas langas turėtų būti išoriai. Jeigu mes mažintume per vieną. Dabar taip žiūrėtume. Taiko. Užlako. Ne, čia taiko. Ir dar čia. Ir dar čia. Eitų. Ne, čia eitų. Bum. Čia stiklas. Jo. Ir sumažinti čia viduje. Žinoma, tikriausiai nieko. O jau mes tik padidintume namą. Tai mes reikėtume patį iš vidaus, bet mes jį padidintume. Iš išorės. Jo, aš visiškai galėsiu kažką pažiūrėti dėmesio. Gerai, tada, kad būtų čia. Tada vieną vis čia reikia. O du laiptus čia. Ir čia. Bum. Ir tada jo. Ir tada padaugėja. Langas eitų čia. Žodžiu, langsung paaišku, kad manau, kad čia tas. Žodžiu, langas čia. Ir... Žodžiu, tada laiptų galėtume biškai vežinti. Kiek čia anksčiau buvo vietos sudai. Va, čia galėtų grįžti. Ir tada čia sėdime langą, čia būtų durys. Tai čia biškai pradėtume durys labus. Čia būtų durys į namą. Jo, gerai, man patinka. Dabar reikia pabaigti čia lubas padaryti ir tada pažiūrėti, kurioje vietoje galėtų būti žibintas įdėtas. Va, žymiai šviesiau, žymiai fainiau. Ir mes turim duris. Jau, oi, bet čia problema yra. Jo, gerai, man tada reikia stiklą. Tai va, bet šiandien aš manau, kad bus tiek va. Padarėm visai gražų namelį. Aš labai didžiuojuosi to nameliu, nes man tikrai labai patinka kaip gavos. Ačiū visiems labai, ką žiūrėjot.
ir susitiksime kitam epizode. Ciao!